kokią koaliciją balsuos. Gerai, nu, vėlgi, tas, nenorėjau aš to pradėti, bet jau užvedė. Žinot, anksčiau buvo, labai mes visi lietuviai, su žalia korta išvažiavom į Kanadą, su žalia korta, tai va, mes visi labai norėdavom laimėti žalia kortą, dievė, išvažiuoti į Kanadą, prižiūrėti senukus ir dar padėti tėvam ir broliam ir seserim Lietuvoje. Ir va, įsivaizduokit, sėdi tokia komisija, kuri išduoda žalias kortas gyvenimui Amerikoje. Ir tikrina anglų kalbos žinias. Žinot, tokia lietuvaitė, nu, panašiai su Amerikina. Tokios linų spalvos kasos, viskas kukliai apsirengus, viskas tvarkoja, su 3 aukštaisiais, bet važiuoja prižiūrėti senukų, McDonald'ą dirbti pavadėję ir padėti savo tėvam. Ir jos klausia, reiškia, užduotis, sugalvot sakinį su žodžiais green, pink, yellow. Reikia versti? Tai pusė nereikia, o pusė anos pusės pasiklauso. Ir jinai Lietuvoje atsistas, okay, I pot. So well, I wake up in the morning, I put on my green t-shirt, I put on my pink underwear, and I put on my yellow earrings. Sako, Jėzus, koks prononsas, fantastika. Imti žalią kortą, valgyti bananus, pakviesti sekantį. Sekantį užeina į Ispaniją. Raudona rožė dantyse. Plaukai juodi garbanoti, karmen tokia, dekolte iki apendicito, sijonas į pistoletą. Ta pati užduotis, sugalvot sakinį su žodžiais green, pink, yellow. Ir taip atsistojus, okei. I, in my home, my telephone is green, green, green. I pick up the phone and say, yellow,